Sveiki. Ilgą laiką galvojau, kad reikia kovoti su savo pasąmoniniam įvairiom programėlėm, kurios nesąmoningai reguliuoja mūsų minčių srautą, trukdo būti sėkmingais, trukdo kurti tai, ką iš tikrųjų norime. Tačiau su laiku pamačiau, kad tai kova tarsi su vėjo malūnais. Jos vis tiek mums nežinant, tyliai reguliuoja tą mūsų minčių srautą. Mintys sukuria mūsų būseną ir būtent iš tos būsenos ateina ta gyvenimo kokybė. Ir tuomet nusprendžiau sau kiekvieną rytą, dienos pradžioje, priminti apie pasitikėjimą tą kuriančią dievišką galią, kuri visada mus veda pačiu geriausiu keliu, jeigu mes tam nesipriešinam, jeigu mes leidžiam tam būti. Ir būtent ta didžioji paslaptis yra visiškas besąlyginis pasitikėjimas. Taigi, jeigu tavo gyvenime viskas griūna, ar esi toje tokioje tamsioje zonoje, nežinai kaip iš to išeiti, abejoji teisingais sprendimais, vadinasi, esi nuėjęs į kraštutinumus. Ir gyvenimas tai yra toks kaip žaidimas, kur mes nuolat ieškome sprendimų, kaip ateiti į balansą. Labai dažnai papuolame į kraštutinumus. Arba išaukštinam tik dvasinius dalykus, kuomet sakome, man nebūtina čia rūpintis tuo kūnu, nebūtina rūpintis, ką aš valgau, mane Dievas saugo ir viskas bus gerai. Arba kitas kraštutinumas, kada žmogus nueina vien tik į materiją ir tuomet jisai nesupranta, kodėl patiria nuolat įtampą, baimės, kodėl jo nedžiugina pasiekti materialūs dalykai. Visos šios būsenos yra gana negatyvios. Ir būtent šito žaidimo prasmė yra nuolat atrasti balansą. Taigi, sugrįžtu prie to, kokias galėtumėme mintis kartoti dienos pradžioje, kurios atveda į pasitikėjimo būseną. Sukūriau kvėpavimo ir tokią garso meditacinę praktiką, įrašą, kuris veda į balansą, į harmoniją. Ir tuomet nereikia kovoti nei su viena savo dalimi, nei su pasąmonė, nei su šešėliais, nei su vėjo malūnais. Garso ir kvėpavimo praktika. Tai akimirka, kai protas nustoja kovoti, o kūnas prisimena, kaip nurimti natūraliai. Garsas ne tik girdimas ausimis, jis jaučiamas visų kūnų. Vibracija tarsi nuplauna įtampą, susikaupusi nerimą ir įkyrias mintis. Kartais protui nereikia dar vieno atsakymo, jam reikia lengvumo, tylos ir vidinės atramos.